Sveiki, esame No Problem lyginių organizatoriai ir šiandien mes pakalbėsime apie vedėją ir DJ ir ko jie negali daryti. Red flagai. Red flagai, visiškai ko tikrai, kas yra blogai. Pasimetęs ateina ir sako, o dabar skelbiam pertraukėlę, dar 15 minučių. Labai svarbu. Žinai, kai ta prasme renginys eina apie mane, Pažiūrėkit, koks tas fainas. Ne, visi vedėjai yra užsikodavę. Tu prisimeni, kai aš vedžiau tau balių? Aš atsimenu. Jaunas ir gražus, ne tau jūs. Sveiki, esame No Problem lyginių organizatoriai ir šiandien mes pakalbėsime apie vedėją ir DJ ir ko jie negali daryti. Red flagai. Red flagai, visiškai ko tikrai, kas yra blogai. Ir mano nuomonė, blogai, ir kitų ir pačių žmonių. Blogai yra pertraukos, per ilgos pertraukos renginio metu. O kas yra, o kiek laiko tas per ilgos pertraukos? Man asmeniškai toks pavyzdį iš karto pateikiu, dalyvauju renginyje, kur vedėjas vakarienės metu išeina pusvalandukui pertraukos, tada po 40 minučių jis vis dar negrįžta, po valandos jis negrįžta ir po valandos jau, kai tu sėdi visiškai prie stalo pasimetęs, ateina ir sako, o dabar skelbiam pertraukėlę, dar 15 minučių. Tai žodžiu, ta prasme, man optimaliausias pertraukos tas laikas, iki pusvalandų. Maksimaliai ir nedaugiau. Paskui ir pradėjo auditorija ir kiti dalykai visi, bet aš esu irgi buvęs vestuvėse pats, vedėjas atrodo kaip ir patyręs ir net nežinomas, bet labai nustebino mane, nes aš dar buvau pradedantysis vedėjas, sakyk, galvo, pasimokysiu iš jo čia, žinai, ir kaip čia kas, Ir žodžiu, istorija tokia. Žiūriu irgi, 20 minučių praėjo, pusę valandos praėjo, 4 minučių praėjo, 50 minučių praėjo, mes visi jau ir vėl į lauką išeiti, vasarą ir taip toliau. Ir girdžiu, viduj kažkas prasidėjo, ten gal 3% žmonių, visi kiti laukia, neįspėjo, kad kažkas bus laikas. Tai va irgi čia, sakyčiau, šitoje tai negerai, patys pasijutėm žiauriai, kažkas visiškai apie nieką. Kažkaip man neteko susidurti situaciją šitą, bet norėčiau visai susidurti iš tikrųjų. Ką darytum? Niekas nekviečia į balius tave matyti. Ai, man gerai būtų, aš sėdėčiau savo bendraučiau, prie manęs nieks nelys. Tu pasakėjai tą prasme apie gan žinomas, Tai, aš tai sakyčiau, kad dar ko negali daryti tas pats vedėjas, tai negali būti renginio žvaigždė. O, čia labai svarbu. Žinai, kai ta prasme renginys eina apie mane. Pažiūrėkit, koks tas fainas. Tada mano kostiumas vienas, tada mano kostiumas kitas, tada mano kostiumas trečias. Pažiūrėkit į mane, žinai. Vedėjas, kuris šneka tik apie kostiumus. Pakalorentė, geriausi kostiumai. Tu turi, žinai, sukurtą fainą emociją, žinai, tas vedėjas. Mano nuomonė ir mūsų visų tokia nuomonė, kur būtų viskas fainė, ne? Bet tai neturi būti apie tave šitoje vietoje. Bet gal žmonės kartais turbūt ir ieško to povo. Ar ne? Taip negali būti? Žodžiu, aš iš karto šiaip raukiu šitą dalyką, ta prasme, šventė, kai tave užsako, yra apie kitus žmonės, tu esi tik tai sudedamoji šventės dalis. Kuri sujungia visus. Kuri visus sujungia, bet nesi tas, ta prasme, tas žvaigždūnas, aplink kuri sukasi, žinai, sukasi visą šventę. Aš nemačiau dar tokių savimylų vedėjų, bet tarkim, mačiau Reelsą, kur, pavyzdžiui, ateina vedėjas renginio pradžioj, jisai sėdi, tik tai atsisėdė, žinai, ten veiksmas vyksta, jisai paleidžia šokį ir vienas su savim šoka, toks. Čia, supranti, čia jau stilius, ta prasme, čia jau kiekvieną. Prie ko čia stilius, ta prasme, tu ateini, žiūrėkit, kaip aš fainas, kaip moku šokti, žinai, tai, o visi tokie. Ką daryti, jis daugiau nieko nemoka. Ploja, žinai, tai iš pagarbos, taip. O jis taškosi. Visi nori tiesiog parodyti, koks fainas, čia gal kaip išėjimas, tai čia priskirčiau klaidą, kad labai maivos pradžioje renginį, kad aš koks fainas. Jeigu ten tą šokį padarytų, kai jau vakarėlis pasikūręs, tada gerai užskaitau. Labai gerai, kad o kai pačioj pradžioj visi susikaustė, tas eina šokti ir valgo ten kokį skotletą, žinai. Neblogas šokis. Šitą panaudosiu. Ką turime dar tokių iškritinių momentų? Įkyrumas. Įkyrus vedėjas. Pasirenka vieną auką ir prie jo, žinai, pastoviai kalbina. Tu prisimeni, kai aš vedžiau tau balių? Aš atsimenu. Jaunas ir gražus, ne tau jūs. Iš esmės yra, kur įkyriai, davai čia ateik, arba dar blogiau, žinai, kas kiek įkyrumas dar būna, tačiau jau blogai, ne? Bet kaip maža to, kad tave, jisai, kaip pasakytas žodis, toks gal negražus, bet prievartauja kažką daryti, bet dar ir žemino, koks tu vos nebūkas, jeigu kažko nesupratai. Ir yra tokių, ir yra tokių. Čia galima kartu sujungti, tai... Kas kalbant apie tos dalykus, tai taip.
Net Vitalija taip susižvalgia apie įkyrumus visus. Nežinau, aš galvoju, už ką Kaip tik pasaka vienas didžėjais, kad buvo susidūrę situacija, kad vedėjas realiai tyčiasi iš žmonių, nes jisai buvo kažkoks tai garsus, vardais pavardės neminės. Tai taip gavosi. Nežinom, kas, aišku. Žinot, apie ką kalbu, bet tai tiesiog žmogus sugadina šventę, nes jis jausia toks fainas, kadangi aš žvaigždė, tai jūs į mane žiūrėkit, tai jūs viską darysit, ką aš sakau, žinai. Ir dzin tau kiti. Jo, ir baigėsi tuo paprasčiausiai su žvaigždūnas labai dideliais, kad paskui nuotaka per savo vestuvės verkė. Tai va, tas arogancijos buvo, pompastikos ir įkyriai. O didžiais geras buvo. Didžėjus jo geras. Nekomentuosiu, kas apie kur. Ok, važiuojam tada. Koks dar būna, kas dar tokio iš to, ko negalime pas mus šitą. Va, man kas šovė galvo per daug programos. Per daug. Po kas 5 minutės turi minį. Darom, judam, ne? Toksai mažai pertraukų, kalbėjom, kiek reikia pertraukti, dabar mažai pertraukų ir per daug programos. Ten pastovi judėsi, žmonės net negali atsipūsti, pasėdėti, pasibendrauti. Irgi labai dažnai girdžiu iš tą klientų, kad mums reikia, kad ir galėtume pertraukas ir turėti, kad galėtume pasibendrauti. Ar pusė, pavyzdžiui, vestuvės renginys, kur tu sutinka žmonės ten po 5 metų, nori pasibendrauti ir tada tau ateina ir tau kas 10 minučių darom tą, tu net nepakalbėjai su jaunaisiais ir nepatarai jokio kontakto. Prie partį gali pasidaryti prieš tai, žinai. Ne, buvo irgi, pavyzdžiui, kai buvo irgi dar vienam renginį, kur vedėjas jog nejaučia auditorijos, kaip pavyzdys. Sėdim, dar valgo mūsų staliukas, čia visai kitas vedėjas ir atrodo irgi toks lik ir patyręs, visą kitą. Mes valgom, dar pas mane ten tas, kaip aš sakau, kotletas, dar pusė kotleto burnoji, žinai, iš tos serijos. Ir ką mes einam šokti, ir ten einam, darom čia ir taip toliau. Aš kramtau, žinai, visi dar, valgo, tokie visi. Tai ko jūs čia, ko čia netokie visi? Ko tu atsikabin, galvoju, idiotė, tai, ta prasme, nelystų tik tai, žinai, ką tu dirbi, galvoju, kvaily, ta prasme, mes dar valgom, kaip gėda buvo už jį, ta prasme, ir aš paskui pagalvoju, ir aš nesistebėjau, kodėl, paskui, kai kalbėsi su klientais, kodėl, o tai kaip iš auditoriją, tai kaip ką, nesistebėjau, nes jie yra nudegę, ne, o čia aš jau neslėpsiu, prieš pusę metų buvau renginį ir man taip gėda buvo už tą žmogų, už tą vedėją, žinai, ačiū Dievui, kad aš nerekomendavau, nes, ta prasme. Nesinorėjo atimti mikrofoną ir vesti. Tu valgai ir tau, o tiek, tai ko tu čia eik, tai davai, tai čia. Tai va čia yra žiauru, čia neprautimas visiškai auditorijos. Ir kalbant, va čia irgi, sakykime, ko negalima, draudžiama ir tai prasme, ir visiems, kas čia vedėjai, žiūrėkit, kreipkite dėmesį, kad jūs, čia no cool. Tai va, ką dar turime, kas liečia? Labai prisimeniau tokius pastebėjimus klientų, kad labai nepatinka vulgarumas. Taip. Čia vulgarumas kalbėsenoj ar vulgarumas išvaizdoje? Tokie seksistiniai juokeliai. Būna. Tai net kiti rašo be vulgarių juokelių. Tai ten, kaip žinai, kaip ten muzikantai ten skaita, kažkokį ten tekstą mačiau, kad jei atsibos tavo žmona, visada galėsi nueiti pas kaimyną. Pas kaimyną, liudininkę, ką, jam juokinga. Juokinga? Pyp. Pyp, jo, šitai vietai, tai čia tie vulgarumai. Tai čia tas pats ir susijęs su... Aš nesusidūręs. Dar tokius faktus reikia čia, kalbant apie vestuvės, pasižiūrėti ar čia išanalizuoti, pažiūrėti ar, tarkim, nepasakyti kokiu juokeliu, jeigu ten susijęs su tėvais, ar ten kažkas neturi tėvų, žinai, ar dar kažko. O tarkim, jeigu tu nežinai informacijos ir kažką pasakai susijęs ir ten vienas neturi. Tai čia net šitas vėl jautimas auditorijos ir net neįsigilinimas, kas per auditoriją, tai čia gali žiauriai užklimti. Tai va šitą vietą. Arba sumaišyti vardus gali, ne? Tai vardai, tai dar, žinai, dar. Kritikal gali. Jeigu ten, pavyzdžiui, pavadinsi ten vieno vaikino pana toks vardas, o ten, tarkim, X jo pavadintum vardą, tada gal ir būtų, bet čia dar reikėtų žinoti. Apie gerimus. Tikrai, čia tema, kuri per, nežinau, 50 metų, man atrodo, vedėja aktualiausiai yra muzikantam. Ne, tai negeria. Ta prasme, čia visiškai tabų, konkretus. Tabų. Bet dar yra nusistatymas, kad vedėjas geria. Atrodo, jau šiuolaikiniais laikais gyvenam, bet vis tiek visi galvoja, kad vedėjas gerinti. Ne, visi vedėjai yra užsikodavę. Užsikodavę. Trečią kartą. Iš esmės, tu per renginį tikrai griežtai negali. Pirmas dalykas, aš nesivaizduoju, kaip tu kontroliuosi tą auditoriją, tau jau ten bus. Žinot, kodėl negalim gerti per renginį? Kodėl? Nes, pavyzdžiui, kai tu išgeri, atrodo vieną
taurę paėmė ir jau girdisi per mikrofoną, kad jau balsas pasikeitęs visiškai. Pasikeičia stygos, nežinau kažkodėl, bet jau girdisi, kad jau žmogus yra jau, pavartojęs alkoholį. Ir tai iškart jau muša per renginį. Pavyzdys, tarkim, pats dalyvauju kokiam vakarėlį, kaip svečias, esi alkoholio portos eini šnekėt, kažkoks jau balsas jau kitoks, žinai, pasikeičia viskas. Kaip ir prie vairo išgeręs, jau kitaip vairuoja. Tai, žodžiu, tikrai nesupykit, kaip ten būna, kiti siūlo išgerti, tai jeigu geri vedėjai tikrai negers, nes jie dirba... Geri. Tai va, tai tikrai negali gerti, nes ten paskui gali būti šou visas prasidėti. Na, reiškia, kokybė nuo to, tai aš nežinau. Bet man atrodo, kažką istoriją pasakoji, su tais gerimais ir pasakoji, kai talkotis, tai dar kažkas netgi nešė. Jo, buvo toks bairis, ta prasme, esu dirbus renginį, kur tai buvo vestuvės, ta prasme, renginys ir neatsimenu dabar, ar jaunosios greičiausiai tėtis, jisai pasakė taip, kad aš neatsiskaitinėsiu su visais paslaugų tiekėjais po renginio, kol jie neprasipūsė alkotesterį. Va taip. Ta prasme, ir tai priklausė visiems, supranti, tai ten planuotojai, koordinatoriai, vedėjai, ten barmenai, tie patys, kurie dirbo visi absoliučiai po renginio turėjo prasipūsti. Aš matęs vieną barmeną, kuris 12 val. Renginio metu 2 promilės įpūtė. Ai, tai tokių tai yra. 2 promilės. Didžėjai ar barmeną? Barmeną. Ne. O didžėjus gali gerti renginio metu, ar ne? Visi didesiukai. Didesiuką. Kojas laikyta. Manau, ne vienas negali gerti, nes tai yra paslaugų tiekėjas, kuris parduoda ir jis turi, būti blaivus, 100% rėdis, tedį ir tikrai kokybę turi siūlyti gerą ir koncentruotis auditoriją, o ne. Tai gerai, kadangi taip užkabinom didžėjų, žinai, ta prasme, jis jau gerti irgi raukiam, žinai. Braukiam dėl gerimo irgi. Dėl gerimo didžėjų raukiam. Kaip dėl mūsų? Nulius didžėjai, bet soriukas Hebra toks jūsų irgi darbas. Nebegalima gerti. Veždavus ten bajorų. Visą laiką geriu, žinai, ką man dabar daryti. Aš esu dirbęs su vienu didžėjum. Ir tu? Kai buvo, greitą istoriją papasakosiu žodžio. Sako, ten klientai žodžiu, sako, mes jau turim savo didžėjų, čia ar galėtumėt pravesti tik tai renginį. Galvoju, gerai, pravesiu tą renginį, nors šiaip labai esu prieš tokius dalykus, nes kai nesudirbęs, nežinai žmogaus, nežinai įrangos, bet čia apie tai jau nebekalbėsi mane. Esmė, dar tik renginys prasidėjęs, viskas, aš jau čia kontroliuoju su juo pasikalbėjimą apie renginį, viskas gerai. Žiūriu, pasijau papuslančių stikliukas padėtas, žinai, tenai jisai taip 1 stikliuką, 2 stikliuką, žinai, tie pavakarinis tas jau 3, 4, 5 stikliuką, 8 val. Jau toks, žinai, puškuoja. Aš galvoju, ačiū Dievui, aš tik 3 valandom realiai buvau, ne? Tai aš 9 val. Palikau, o jis jau buvo šiltas, jau jau panašiai, eik, tu savo galvoju, bet sakau, ačiū Dievui, kad pasakiau, kad mes ne iš tų komandų ir tiesiog, nes žiauriai gėda buvo, kad, ta prasme, no problem, blaivus vedėjai. Eik, tu savo, žinok, tokių dalykų tai gerti negali. Nes taip, žinai, no problem, mes dirbam, visi geria, žinai. Ok, kas dar tokių ko negali daryti? Gerai, didžėjai užkabino, palauk, biški didžėjai užkabinom, tai dėl muzikos, ta prasme. Dėl muzikos, Muzika, be ko nebūtų renginys. Neįsigilinai muziką. Jo, ta prasme, tai kaip jeigu didžėjus nekreipia dėmesio į užsakovo poreikius ir groja tik tai savo ten mėgstamą playlistą, žinai. Techno house. Techno house, drum and bass. Tai čia yra blogai, nes... Satisfaction. Ir tikrai gaunu, paždaug, ar galėtų, tarkim, didžėjus prisiderinti prie mūsų poreikio. Ir tokie net nustemba, kaip mes čia prisiderinam prie jų poreikių. Tai va, tu privalai, aišku, didžėjus prisiderinti, jeigu yra toks poreikis, jeigu visi klauso tenai 2000-ųjų ten ar ten šiuolaikinį pops, ar ten techno, ar tai klubinį, ar tai 80-ieji. Aš nekalbu apie teminius renginius, kurių būti specifiniai dalykai. Tai va, tai šitą vietą irgi privalai prisiderinti, mes prisiderinam. Klientams duodam galimybę, kartais įsisakyti dainų, ar aš ten už kokias užduotis. Ne tik, kad duotų visą laiką. Visą laiką. Jo, ta prasme paprašo ir tada jie jaučiasi šventės dalyvaujant, taip, kad didžiais groja. Ne, aš tik tai savo, žinai, ir daugiau nieko neklausysiu. Bet tikrai yra tokių, kur irgi buvo vienose vestuvėse, irgi ten buvo didžėjus, ne, aš pats prinu, sakau, gal pakeis, sakau, čia biškiniai į tą pusę žygiuoja, kaip jis, ne, čia mano stilius, aš čia varau savo stilium. Bet žinai, jeigu, tarkim, ateina klientas, pasako, jis labiau mėgsta. Tada prašo, pinigų prašė, kad jeigu pakeistų. Tai va, prie viso šito. Viskas, tai čia prasme, Hebra, čia jau gėda man, ta prasme. Tai va, tai gaila, kad žmonės... Aš irgi esu dalyvavus tokiose vestuvėse, kur didžėjus už kiekvieną paprašytą sugroti, pastatyti dainą, jis tai po 20 eurų prašė.
Pats prašė. Man atrodo, gal čia didžiais na klubo nuėjęs. Čia buvo kažkas, nu, ta prasme, čia buvo tragedija, žinai. Ir... Jo, čia yra baisu, kad tu jau ateini žmonės ir tau jau sumokėja, viskas. Jo, bet jis tai tipo norit, aš įjungsiu, bet 20 eurų kainuos dainelę. Tai man čia buvo kažkas... Man atrodo, ne tom per geri mes esame, tai kiti paėmė kitą nišą, žinai. Dar, jeigu va taip užšokant ant gėrimo, sviestas svestuota, dar atsiranda tokia problema, išgirstu, kad vedėjai girdo publiką. Oi, tai va čia tokia labai jautri tema. Teisingai, reikia taip. Pats negeri ir kitiem neduok, žinai? Bet tu žiūrėk, kaip... Viskas, čia labai logiška. Jeigu vedėjas negeri, reiškia negeri. Bet jie turi taktiką, žiūrėkit, jie turi taktiką mažiau, kad pamatytų tavo klaidų, supranti renginio, ne? Prasuki butelį, žinai, greitai, išgeriam. Žiūrėk, po 2 valandų visi kliuku pas... Miegot šitas serijos. Nu, čia irgi žiauru, taip negalime. Ir tada gali jausti super talentingai. Nu, tai aišku, jis iš dalies jisai pasilengvina savo darbą pačioje pradžioje, nes žmonės atsipalaiduoja, mažiau susikaustimo, bet po to jis apsisunkina, nes jeigu 10 ten visi jau prigėrė pakankamai, reikia ten, man buvo taip situacija, kad, pavyzdžiui, vienas svečias taip nusigėrė, kad jisai 12 valandą nuėjo miegoti lauke. Tai tiesiog prie durų. Čia nėra blogiausias. Ne, čia jūs tai pastai labai dar geras variantas. Nu tai bet žodžiu visko būna, kaip pasakyti. Žmonės tikrai geba patys išgerti, tikrai susiranda ant stalo, kur padėtas šampanas. Bet yra, nu ta prasme, kur dar užšokant programą, nu tai ten gerimo programos, nu tai va, pakelkim už tą ir geria žmonės ir po to ten po... To žaidimą už žmogus savo toks sėdi ir viskas. Ir pyksta nugirdė žmogų. Tu čia užėjau. Ir dar pasakoja, greit aš pasakau, bet ten nugirdimą vienas pasakoja man, kad vedėjas vedė žaidimą apie vilką ir raudonkepuraitę. Pakvietė, reiškia, raudonkepuraitę, pakvietė vilką, 2 žmonės pakvietė, ne? Ir seka pasaka. Čia tikrai žiūrėjau, aš kai išgirdau, ten net pašiurpo, ne? Reiškia, paseka pasaka, kai išgirsta vilkas, ne? Tai jisai turi išgertą stopkę, ne? Išgirsta raudonkepuraitę ir pasaka. Ėjo vilkas ir pamatė raudonkepuraitę. Vienas iškėtė kitą, opa, ne? Raudonkepuraitė nustebo. Raudonkepuraitė čiūka, ne? Bet raudonkepuraitė suprato, kad ten gali būti vilkas arba ne vilkas. Vilkas tukšt. Tai tas pasakas žmogus sako, man 0,5 valandos, man renginys baigtas. Jo, tai aš buvau tokia situacija susidūręs, irgi greit pasakysiu, vedžiau renginį ir manęs liudininkas paprašė, kad jisai galėtų pravesti nuo to principo žaidimo. Ir ten buvo senelė ir senelis Ropės rajonas. Ir jisai skaitė. Sakau, jūsų atsakomybei, sakau, aš niekai. Ir ten jau tas žmogus jau taip nusigėrė, nes senelis jau toks jau tokiam akim. Sako, dabar aš tau padarysiu, dabar aš tau pasaką paskaitysiu, dabar tu, sako, senelė mūsų. Tai 2 kartus tą žaidimą veši. Aš nežinau šito žaidimo. Čia senas žaidimas. Renginių vilkė. Šito žaidimo. Man dabar reikėtų išgerti. Bet suprantate, kad šitas žaidimas buvo prieš 1,5 metų. Ir ne, aš jį praleidau. Okay. Aš jį praleidau. Nu, bet taip einant jau į pabaigą, kalbant apie tą mūsų visus šitos, ne ką dar, va tokį įskirt paskutinį, gal galėtume, va, ko dar negali daryti ten vedėjas ir didžėjas renginio metu. Tai va, ko dar pas mus, kokį dar esame tokį iš atsiminimus. Vėluot, man atrodo, šitoje vietoje vėlavimas. Ką manot apie šitas reikalus? Nu, tai čia, žinai, ar taip, aišku, kada ateini darbą, tada ir pradedi. Bet žinau, kada nustatytas. Yra neatsakingų ir vedėjų, ir didžėjų, žinai, tikrai tokių yra, tai mes labai linkim, kad jie tokie nebūtų, žinai. Jo, vėluoti negarbinga. Jo, tai tiesiog rodo požiūrį į patį čia šventę, į patį renginį, į patį visą, konceptą, nes aš sumatęs tikrai ne vieną kartą, mes kokiam antramokščiui dirbam, būna, 2 salės, viena viršų, kita pačioj, žiūriu, mes tai atvažiavome, žinai, ten 3 valandas anksčiau, kad pastik geriau ramiai, kavytės atsigert, paskui palsėt, pasižiūrėt, gal kažkas nesuveiks, ne? O žiūriu, sako, čia irgi turėsim vedėjus, žiūriu, ten 0,5 valandos liko, bėginėja vedėjas, aišku, gali būti force majeure, bet paskui supratau, kad jie pastovi vėluoti, jų tiesiog toks tipažas. Kiekvieną savaitę force majeures, tai jau čia jų problemos, kad tokie pratę gyventi. Tai va, tai nemažai tokių pagrindinių. Man atrodo, dar kažką galėtume užkibti, tik tai va ir... Tai va, tai įdomu iš tikrųjų, ką jūs manote komentaruose, ko negalėtų daryti, ko negali daryti vedėjas, dydžiai ir netgi įdomu iš tikrųjų išriškinti. Gal jūs turite kažkokių pastebėjimų ar istorijų, tai drąsiai praleidom, rašykit, komentuokit ir tikrai būtume labai labai dėkingi.